50% didmiesčių gyventojų sako, kad jaučiasi perdegę. Kas 5 pietums renkasi greitą maistą ir bent 2 valandos per dieną prarandamos scrollinant social media. Nors miestai sparčiai auga, laimės rodikliai krenta, rytiniai kamščiai, šimtai pranešimų tik atsikėlus, deadline, skambučiai, susitikimai, stresas, nerimas, FOMO. Tarsi vienos didelės žiurkių lenktynės. O kas, jei sėkmė slypi ne greityje, o balanse? Kai nereikia rinktis miestas ar gamta, nes viskas pasiekiama ranka. Trumpi atstumai į darbą. Ilgi vakarai senamiestyje ir gamtoje. Čia netrumpalaikis apsilankymas gali virsti ilgalaikėmis partnerystėmis ir sėkmingais projektais. Idėjos gimsta moderniuose coworkinguose, jos auga verslo parkuose, su bent 20% mažesniais kaštais ir švaresniu oru. Čia verslo sėkmę kuria laimingi darbuotojai. Ir kai tūkstančiai vaikosi svajonių didmiesčiuose, mes esame svajonė su didmiesčio privalumais. Klaipėda renkasi kitą ritmą, o tu?